Na ką, sveiki draugai, alternatyvos mėgėjai. Žodžiu, esu ant stogelę pas save, ant malkinės. Čia buvo sukrauti 5 kW saulės modulių. Tai žodžiu, dabar tuos modulius turiu dabar perdaryti, nes šičia bus atidavimų į tinklą. O va tie va saulės moduliai off-gridiniai mano elektriniai. Naudojas ten 6. Čia 2,8 kW yra. Tie berėmiai, čia su rėmukais, tie irgi su rėmukais. Sakau, reikia pažiūrėti, kiek apsinešę kampučiai. Jėzu, reiks valyti, matot, kas daros. Matot, kai gulstesnės jos kaip yra ir daug murzinesnės. Žiauri užneštas, matau, nieka, užtaisysim chemijos, biškį nuplausim. Tai va, žodžiu, čia buvo taip, 16-18 saulės modulių kiek čia pažiūrėkim, pavyzdžiui, šitą, kiek čia yra tų vatų. Šitą yra 270 vatų, kitas yra 280 vatų. Tai va taip čia yra. Bandau dabar atsisukinėti viską, reikia persikomutuoti. Čia buvo, dabar jeigu neklystu, po 3 ar po 2 sukomutuota, kažkaip čia įdomiai buvo. Nes čia žemavoltė sistema buvo. Ant to kontrolieriuko 5 kW. Tai dabar reikia perkomutuoti, padaryti 2 grupės. Būtų vienoje grandiniai, kiek čia gaus 16, 18, vienoje grandiniai 9, kitoje grandiniai irgi 9. Du stringai vadinami, bet sueis paskui į vieną ir keliaus į inverterį viduj. Tai gerai, bandau tada atsisukinėti, atsileisti visus varžtus. Reikės čia kai kur ir angaliukus užsipresuoti. Žodžiu, yra reikalų čia. Bandom toliau. Nu ką, draugai, žodžiu, perkomutavau visus modulius. Buvo po 3 modulius sujungta. Tai buvo biškai reikalų čia viską perkomutuoti. Dabar eina taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tai yra vienas stringas ir čia visi kiti likę antras stringas yra. Tai 2 stringai, paskui susijungia viskas į vieną ir atkeliauja į namus į inverterį. Taip atrodo, kas čia tiera, bet žiūriu, išėjo čia nemažai man to laiko. Ir dabar eisiu, pasimsiu dar vandens, švabrą ir bandysiu biškį saulės modulius nusiplauti. Žiūriu, nu jau tokia baisuma, kad ojojoj. Eisiu, sutaisysiu kibirą, bandysim sušluotą biškį nuplauti. Žiūrėsim, kas čia gausis. Kai nuplausiu biškį irgi pafilmuosiu, parodysiu dar, kol saulės yra. Dar, kaip sakant, bandysim nusiplauti. Nes jau viską būsiu kaip ir paruošęs, inverterį irgi jau paruošęs. Viskas yra saulės moduliai pajungti, į tinklą viskas pajungta, į žeminimą pajungiau. Žodžiu, viskas yra paruošta, dabar reikia elektriką laukti, kol priduos man viską ir lauksime savo, kad pakeistų skaitliuką ir pradėsim atidavinėti tinklą. Tai va, einu, pabandysiu dar vandens pasiimti, kol, sakau, nenusileido saulė, kol dar nepasidarė baisiai šalta. Tai, nu bet aišku, kiek čia truksiu. Nu ką, hebra, žodžiu, turiu kibiriuką, kur mašiną plaunu su šituo. Įpyliau paprasčiausią indų ploviklę. Žmonės paklausiau, kad daugiau putuotų. Ir, kaip sakant, pripyliau, aišku, dar šiltą vandens. Ir va, plaunu saulės modulius, labai gerai nusiplaunu iš tikrųjų. Čia jau esu nuplojęs. Netgi pradėjo matytis celės normaliai. Ne taip, kai čia, palyginkim taip, kaip va, kokias. Ten kiek procentaliai čia, mažiau bus gamybos iš karto, galiu pasakyti. Tai va, visas dar reikės praeiti, nusiplausiu, kiek čia truksiu. Dar galvau gal nupilti su vandeniu, bet manau, kad nenupilinėsiu. Tai bus lietus, jeigu ir nuo muilo kas nors biškį liks, tai nusiplaus, man atrodo, tas muilas greitai. Svarbiausia kavalose, nes galvojau, kad biškai teks daugiau pavargti. Bet viskas okei, žiūriu. Pamirkai. Ir opa, ant saulės moduliuką. Skirtumas akivaizdus, tai žymiai matos, kaip plaunasi. Gerai, žodžiu, kai nuplausiu, dar parodysiu.
Na ką, draugai, žodžiu, taip, nusiplovau tas visus modulius savo. Sakant, nu vis tiek yra geriau negu buvo. Ir dar bus biški lietus, dar biški nuplaus, bent jau tą įsisenėjusi purvą, kaip sakant, biškutį nuplovau. Saulė jau netoli. Tai einam pažiūrėsim dar į vidų, kiek tą voltažą dar mums čia duoda. Na ką, jungiu inverterį, tuo išsukraus. Ir ką mes čia turim, pažiūrim. Ai, dar neužsikrojo, reiškia, kaip čia. Kažkaip čia. Čia įjungta. Pabandom išjungti. Įjungti. O, 321 voltų, 320 voltų dar eina. Kaip ir liuks. 309 voltai, 8. Nu jau saulutė į apačią. Trečią klaidą meta, nėra baterijos. Baterijos čia ir nebus. Ir lauksim dabar iš elektriko. Ką jis sakys. Tai va, viskas ok. Iš saulutės 308 voltai. Su testariu ant stogo matavau buvo 300 beveik 30 voltų. Bet čia biškai, kai jau diena buvo, dabar tai saulė nusileidinėjant, jau aišku, ir voltažas krenta. Tai va tiek. Žodžiu, toks trumpas video, nedidelis. Saulės moduliai nuplauti. Dabar, kaip sakant, biškutį lietučia. Dar nusiplaus. Ir lauksim, kaip sakant, daugiau rezultatų, kai bus, vėl padarysiu video apie ESO pridavimą. Tai tiek tam kartui ir iki.